Dėkui, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad šitas pranešimas nors yra gerai subalansuotas ir tikrai tinkamas, tačiau dėja jis neatspindi realybės. Problema yra tai, kad dauguma finansų institucijų, kaip atrodo dabar iš pateikiamų duomenų, nelabai paiso mūsų siūlomų reguliavimų ir taisyklių. Ir pagrindinės problemos yra, kur naudojamasi tarp tų reguliavimų susidariusiais neatitikimais. Dėl to mums pirmiausia reikėtų pasižiūrėti šitą pranešimą drauge su kitais pranešimais ir kitais dokumentais, kaip MiFIDu, kad būtų pasiektas tam tikras suderinamumas. Kitą aspektą, kurį aš noriu pabrėžti, aš palaikau ponios Liulink nuomonę, kad UCITS yra puikus vardas ir dėl to mums reikia labai atsargiai žiūrėti į naujų produktų įtraukimą į investicinį portfelį. Kodėl? Todėl, kad nauji produktai dažniausiai yra tiesiog mes nežinom, kas jie yra. Man labai gaila, kad šiame dokumente ir komisijos pasiūlyme yra šiek tiek suplasti mažmeninio investuotojo ir institucinio profesionalaus investuotojo portfeliai ir interesai. Mažmeniniam investuotojui mes turime viską aiškiai reglamentuoti, o kai vienam dokumente mes turime ir UCITS, ir alternatyvius investicinius fondus, tai realybėje gyvenime mano šalyje išeina taip, kaip šitie abu produktai yra sumaišomi kartu, susiejami ir pateikiami investuotojui mažmeniniam, kuris net nesupranta, į ką investuoja. Dėl to reikia griežtesnio atskirimo, aiškesnio dokumento struktūrizavimo ir aš tikiuosi, kad komisija sekančiais metais pateiks dokumentą, kur bus aiškiau struktūrizuota. Mes iš tiesų turim ginti smulkų investuotoją. Aišku, turime daugiau suteikti teisių privačiam investuotojui, bet tai turi būti atsieta. Mes negalime siūlyti investuoti į alternatyvinius fondus, kurių net apibrėžimo nėra. Mano šalyje bet koks fondas dabar vadinamas alternatyviniu. Dėkui.